pagavau save, kad aš sėdžiu tarsi ant savo gyvenimo kėdės kraštelio. Nes neduok Dieve kažkam tai prireiks vietos. Tai aš visada maloniai prašom, čia jūs prisėskit, aš jau geriau kažkur tai savo gyvenimo kamputyje patupėsiu, tarsi ta vieta, kurioje aš esu, man nepriklauso. Tai apie tą savirealizaciją, kai žmogus yra ne savo vietoj. Aš nežinau, kaip save realizuoti, arba aš nežinau, kaip save išreikšti. Tada aš sakau, pasižiūrėkime, kurioje vietoje tu išėjai iš savo pozicijos, kurioje vietoje tu išėjai iš savo vietos. Ir šičia mes ir einam į tas visiškai tokias ankstyvas vaikystės patirtis, į gana anksti užsimezgusias nuostatas. Tai viena iš jų pagrindinė ir būna ta, kad jeigu manęs nenorėjo, man yra nesaugu būti. Antras yra, kad man yra nesaugu būti savimi, kad kai manęs laukėsi dar iščiose, kad man yra nesaugu būti savimi dėl to, kad norėjo berniuko, nes čia buvo pagrindinė priežastis, kodėl nelaukėt, kol neįeinam tas gilias būsenas, jau nepasiekėm pasąmonėje tupinčių tų programų ir netgi situacijų, kurių sąmoningai neprisimenam. Atrodo, viena sesija, dvi, jiem taip prasisprendžia, kad jie ten šauna tokiu greičiu,